Nu, atėjome iki Belorado. Belorado Eglė nuėjo ieškoti kuprinę. Ten kažkur alberge turi būti, kurie atveš tą kuprinę. Nu, aš iš paskos einu. Kelias šiandien toksai visas. Daugiau mažiau žvyro. Tiek yra, žinai. Tai taip ir eini, žinai, toks tap. Mes eidam lėtai. Nesivargindami, šiaip jau, žinai, atrodo, kad visą laiką klausaus kojų. Ar ten nėra ko, žinai. Aišku, reiks iš karto įsiplauti kojines, jau viską atėjus. Nu, dar iki tos mūsų, kur mes numatėm miegoti. Čia už Belorado yra tos Santos, dar 6 kilometrai. Tai ten eisime ir ten tiesiog, kadangi šiandien jau labai dar anksti yra, žinai, tai nežinau, kiek mes čia gausime laiko turėti būti šitam, laukti tos kuprinės, kai žinai, jie atvežė. Nes, ten veža, tai nes ne šiaip, kad atvažiuoja į tavo užsakytą vietą. Ten yra, jie tie vaikinai, reiškia, jie pradeda, jie susirenka duomenys iš viso kamino. Ir jie nuo kažkokios, tai ten stelos, nuo kažkur jie pradeda tiesiog metodiškai pažinėti tą kelią ir tada, meta tas kuprinės visi priekį paveža. Žinai, tai iš vienos, tai iš kitos, tai jeigu ten gali būti ten padėjęs 8 ryto, tai ten atvažiuos 1 dienos tavo paimti kada nors, žinai. Jeigu žiūrint toli nuo stelos, žinai, čia mes jau tolokai. Tai toksai, jeigu būtų, žinai, nežinau, galbūt bus visiškai gerai, kad Eglė gaus jau šitą savo kuprinę, žinai, čia. Ir jau tikiuosi, kad jinai bus, žinai, bet kaip neaišku. Tai va, jie visą laiką pakeliai maždaug tie patys žmonės, nors matos ir nauji, žinai, kurie čia vis pasiklausinėjom, tai yra tokių, kurie tarsi, atkarpom. Yra kažkokiam atvažiavę, žinai. Tai jau matai, kad labai energingai jeigu eina ir jie tokie, žinai, tokie žvalūs labai, tai žinok, ką tik pradėjai yra. Tai jie kažkaip tai ne tokie. Tokį piligrimą, kuris yra ilgesnį laiką kely, tu matysi, kai jis biškis slenka. Toksai slenkantis yra, žinai, toks jau. Tai nežinau. Kuriam čia tam albergiai bus pas ją. Vieną praeinu, dabar Kamino albergio Santiago. Tokie, žinai, aukštai čia. Išpuoštę vėliavom, paprastai kaip pas gėjus, pas juos viskas, žinai. Tai va, tai... Santos nevisim, nes ten vėl parapijos yra prieglauda tokia, reiškia, ten. Ir visi ten, žinai, kadangi donatyvo, tai... Man tas donatyvo yra gan brangu, žinai, nes, šiaip jau sąžiningai atsiliepiant, tai ten jeigu tu ir vakarienį ir pusryčius duodi, žinai, ir viską tik dėl tavęs, kad tu jaustumės kaip namie, tai tu ten, žinai, 10 eurų ten ar kažkas, tai nėra daug, jiems, žinai, mažai gerokai yra. Tuo tarpu, kai ateini kitą albergę kokią, žinai, paprašo iš karto 10 eurų ir parodo į lovą. Ir viskas, ką tu gauni tenai. Tai yra, žinai, tada eini į miestą, valgai ten už 12 ar 15 eurų, ką nors, nesuprantina. Toksai. Pinigų čia reikia biškutį leisti, žinai, bet ir, reikia turėti kažkokias atsargas, kad faktiškai, neturėtum tas 30 dienų kažkokių didelių problemų su pinigais, nesuprantina. Jo, daug maž, žinai. Aišku, taupyti reikia. Neperkaliuoti viską iš eilės, žinai. Nors Eglė sako, mes šių bandelių prisivalgysim kaip niekur kitur, žinai. Čia užkandis yra bandelės su kokia hamonas, su kokiu kumpiu, žinai, ir arbata arba kava, žinai. Tai, jo, ir dedant cukrų į kavą, į arbatą, žinai. Nes reikia, žinai, tos energijos. Tai va, tai,
pasimeldžiam kely, žinai, kai tai koks ilgesnis kelias eina, tai kokia šiandien rytinė sukalbėjom, žinai, būdu nueidami. Tai toksai, irgi va, fainai. Ir taip fainai yra ateiti kokį miestelį, žinai, va, kokį Belorado šitą. Kai ateini, taip, žinai, nu, esi jau iš to nykaus kraštovaizdžio, kur vėjai švilpauja ten kalvomis tom, tokiam nugludintom, žinai, ten. Šitokių laukų nesu matęs, tikriausiai gyvenime, žinai, kokio dydžio čia yra, žinai, viskas, ne? Tai iš tikrųjų, nu ten jo, ten, kaip tu, tai tarsi tas bangavimas to reljefo ir gražus yra, bet, nu, tarkim, vis tiek jis kažkiek tai nuobodus yra jau, paskui pasidaro, žinai, ten. Tai va, nu va, tokie įspūdžiai iš pirmos pusės dienos.